Senelis indėnas pasakoja savo anūkui, kad kiekviename žmoguje gyvena du vilkai. Vienas vilkas yra blogas, kitas vilkas yra geras. Blogas vilkas yra kupinas blogų minčių, blogos energijos ir visada pasiryžęs padaryti kažką blogo. Na, o geras atvirkščiai, visada kupinas gerų minčių, gerų emocijų ir noro padaryti kažką gero. Natūraliai anūkui kilo klausimas, tai kuris gi vilkas žmoguje laimi. Na ir senelis jam atsakė, kad laimi tas, kurį tu maitini. O kurį vilką tu maitini savo mintimis ir emocijomis kiekvieną dieną, kokių minčių tavo galvoje yra daugiau gerų ar blogų, ką tu praktikuoji savo gyvenimą, gerumą ar blogumą, pozityvumą ar negatyvumą.